mano, tu kas? Irgi mama? Kieno mama? Mano, mamyje, mamytė, nepažinau, svartėjančio. Mama, turtinga būsi. Taip, neprotinga mama, ot maladės, turtinga. Nu, matai, mama, kokį reikalų zvanijo. Su ko te kalbė? Ką? Su manim? Nu, aišku, negi su Bekonu. O, tarp kitko, mama, šiandien bus labai įdomu. Užeikit tvartą, gyvuliai kalbės. Aha. Perduok linkėjimus čiukai nuo manęs. Pasakyk, kad atvažiavęs po naujų paskersiu. Taip, nepasversiu, mama, paskersiu. Nu, baisiai mėgstu, mama, kiaulę valgyti. Ką aš čia norėjau tavęs paklausti? O, palauk, matau, operatorė lemputė užsidegė, turi mane rodyti. Matai mane, mama? Matai? Ką? O ką matai? Svagūnų pinę. Mama, lip nuo pečiaus, įsijunk televizorių, mane rodys. Nu, matai jau, matai, kas lenkiškai? Ką? Oi, maladės, mama, ne. Įsijunk Baltiją, aš tau parodysiu, mama. Ką? Saugok pakaušį, mama. Na, žiūrėk, aš tau mojuoju, mama, matai? Aš su jumis. Oi, maladės, mama. Nu, atsakyk man. Atsakyk man. Mama, pamajok man, pamajok. Ne jums sakiau, šlyžika jūs. Tomai, atik čia. Norėčiau pasiįdomauti, iš kur tu gavai šitą puikų smukingą? Togi pats padovanojot kalėdų progą. Aš tau sakiau kitoms kalėdoms žąsinę tu su obuoliais. Prašau, nedelsiant grąžint. Tu man įžandina. Aš tau žinai, kur pabučiosiu. Ką reiškia mama mandagiau? Kad su jais kitaip nemožna. Kaip tavo manimu reikia kalbėti su žmogum, kurio aiškiai paprašai nupirkti kalėdinių šlyžikų, tai jinai tau nupirka kukurūzų su pudra. Va, prašau, visai Lietuvai rodo, kokie mūsų kalėdiniai šlyžikai. Ne galva tavo, o burbulė. O jūs čia ko dantis rodot, berneliai? Kaip jūs šiandien sugadojat linksmą štai naujieną? Ar taip aš parašiau? Ar taip aš parašiau? Klausiu, kas čia parašyta? Kas čia parašyta? Ką sakai, mama? Patilėk, nesakai, aš pažinau, kad graži. Šiaip, aiškiai parašyta, iškilmingai, linksmai, mažor. A jūs ką gėdot? Ką jūs gėdot? Nudnai, bukai, minor. Tai šiandien nekalėdinė giesmė. Čia pagarbas kažkoks. Pasitrauk. Ko žiūri? Pavinas. Kalėdinė. Prašau žodžio. Turi ką nors gerą pasakyti? Aš nežinau, ar jums dabar gera čia bus. Bet mums tai jau dabar negera yra. Tu girdėjai, mama? Jiems yra negera, va tai? Kokį validolį, mama, nesikišk. Nagi, kuo galiu padėti? Mes blogai dėdojame todėl, kad jūs mums esate skolingas už visas praėjusias laidas. Arba tu sumoki pinigus, arba aš grįžtu į Pravieniškes. Viskas? Viskas. Tu girdėjai, mama? Jam trūksta pinigų, pamanyk, visiems trūksta pinigų, tik man vienam netrūksta, pilnas kišenės. Čia vaistam. Tarytum, aš neturiu ką veikti, per naktį sėdžiu ir paišau Daukantus ir Vidūnus, kaip koks Pablas Pisako ar Ivazoklis. 9 šimtinė per naktį. Kaip, mama, pensiją gavai? Net 100. Atsivask, mama, man. Aha, neturiu batų. Žinok, basas vaikšto po sniegą. Kur kukurūzą, atnešk, valgysiu. Prašau, grąžinu. Man šitas drabužis nemalonus. Man dingtų pats nemalonus, Tomai. Ir dar priedo savanaudės su žandinomis. Na, tokiems kaip tu. Kalėdų senelis, žinai, kad dovanoja? Na. Va! Na, jeigu jau tokios kalėdinės dovanos, tai jeigu aš teisingai supratau, ar dar ką norit pridėti? Noriu. Palaikyk telefoną. Va! Visiems jums. Mama, jūs matot? Jūs matot, mama? Rodau perlus kiaulėms, kolegos man šventes ištaisė. Va! Kas jūs šiandien įkando, Bonifacai? Voverė mane sukandžiojo vakar. Nu ir šiandien, nemeluokite, gerai? Ir bendrai, susitaikykime. Sėskimės visi prie stalo. Nors ir ne šleižikai, bet kukurūzai.
dabar išeina, kad aš melagis. Mama, tu girdėjai, aš melagis, aš liepiuos man gėda. Manęs negali voverei kasti ir tu kandė. Tugi mane graužė, kaip paltą graužė. Viskas baigta? Ribos peržengtos, šventė sugadinta nepataisomai. Pirmin pas mamą. Man čia tvanku nuo jūsų Tarp kitko, Fortunos propeleris priklauso man. Nu, imk tą savo propelerį. O! Pas mamą. Tučtojau pas mamą. Mama, girdi? Atvažiuoju. Pasislink ir palik vietos ant pečiaus. Pirmin į Betliejų. Tai yra Ambražiški. Aš kaip nors be jūsų pakalėdosiu. Kukurūzą jūs nespraginti. Atsėdėkit ir pomkit. Auksės kukurūzas. O manęs laukia mama ant pečiaus atsibūniais ir visokiais kitokiais kalėdiniais ingredientais. Į Praveniškėse sugrįš, matai. Mama! Pa! Tyli naktis, valgo visi, tik aš nevalgau. Numegzk man, mama, kelnes. Namo. Ko spoksi senas Pirdyla? Važiuok greičiau. Kur tavo namai? Jonas Pirdyla. Mano namai Ambražiški, senas Smirdžiau. Klok 100 litrų ir važiuojam, šūdžiau. Va, tau 100 litrų užteks? Užteks. Jawohl. Auf Wiedersehen, senas Schwante. Kriu, nešvainė. Mama, žinai ką pagalvojau, nenori su arkliu link Vilniaus pavažiuoti? Neužvesi? Ai, neišvesi? Nu tai tegu tvartai ir sėdi. Aha. Dar nevalgyk be manęs. Labas vakaras. Ne, Aš ne. Su šventom sakau. su nešventom. Aš dar ne namie, man dar nešventos. Jung savo didelį bėgą ir varyk išeiti, nervik manęs. Kaip sau nori. Iš kur aš žinau, kas tu toks? Gal tu koks pederastas? Įsisodinsi mane į mašiną, nusiveši ir ištvatinsi. Aha, va tada ir bus po šventų viso. Ja, kaip sau nori, su šventom. Palauk, stok, sakau. Aš tau pasiūlytis norėjau, matai. Man daug vaikščiot negalima. Važiuojam. Gydytojas liepė, kad daugiau važinėtis mašina. Sako, labai gerai nuo depresijos ir sinusito. Ar jūs nesergat sinusito? Ne, ačiū Dievui, ne. Gaila. Turėtume apie ką pašnekėti. Žinot, sinusitas yra labai įdomus dalykas. Kai man aiškino gydytojas Edvardas, va žiūrėk, aš jums parodysiu. Va šitoje vietoje pradeda rinktis pūliai. Renkasi, jie va čia paskui daug prisirenka ir lipa į viršų. Apeina akių obolius, kriaušės, serpentas visokas ir prilipa prie smegenų ir jie spaudžia. Ir jeigu pageidaujat, kad nespaustų, reikia va pro čia va kišti adatą. Ne, aš parodysiu, pro čia reikia kišti adatą. Va, ir išsirpti juos, tos pūlės. Man įsirbė, tai aš dabar tokiai pauziai ir gyvenau. Ja. Važiuoji namo. Ambražiškin.
Nori rūkyti? Duokit cigaretę. Tai kada aš nerūkau? Gaila. A? Rūkysiu savas. Na, aš visada tokias rūkau. O ko jūs taip surūkau?